Taigi dabar trumpai apžvelgsime, kaip būtent susidaro mūsų tos kaukės. Ta tobuloji gelbėtoja, nematomoji, stiprioji, priklausanti nuo kitų. Tas moters kaukių būtent toks kokteilis, kuris gali būti viena asmenybė stipresnė, kita silpnesnė. Ir būtent visos šitos kaukės mes išmokstame dar vaikystėje. Jas tai būtent pritaikome vaikystėje ir išmokstam taip gerai vadovauti šitų kaukių pagalba. Tai yra, kaip sakiau, išgyvenimo strategijos, kad vėliau mes net nejaučiam, kaip pasąmoningai jas pritaikome santykiuose ir saugosim tam savo gyvenime. Ir kad dažnai tos kaukės, kurios galbūt suveikė vaikystėje, jos dažnai nebegelbsti mūsų šiai dienai ir sukelia tik daugiau chaoso. Ir dažnai būtent šitos kaukės susidaro tada, kada mes iš vaikystės labai dažnai būnam apkarpytais tais sparnais ir per anksti suaugam. Neturim to natūralaus etapo į vaikystę. Kaip augti, kaip bręsti, kaip, kai sakoma, užaugti. Dažnai sako, juk tu vis tiek augai, tu vis tiek, kai sakant, turėjai to laiko būti vaiku, bet tai yra tik tais iš saugusių pozicijos, bet tau kaip vaikui labai dažnai trūko to laiko pabūti vaiku. Tai kai tau augant buvo duotos atsakomybės, ne pagal amžių, kada tu turėjai būti suaugusiu žmogumi. Tai labai labai dažnai, kai susimaišo tiesiog tie santykiai, ar ne, kada tu esi dar vaikas, o tu turi elgtis kaip suaugęs žmogus, kaip tėtis, kaip mama, ar ne, ir esi atsakingas už kažką. Tai už kągi mes galime būti atsakingi, būdami vaikais, ar ne? Tai pirmiausia, tai kai mes emociškai laikėm būseną, ar ne? Tai kaip tėvai barėsi, mes stojom, gynėm, ar ne, arba tėvai guodėsi, kaip jiems yra blogai dėl tų barnių ar dar kažkokių nuklydimų, ar ne. Ir tėvai tarsi mumyse matydavo tą guodėją, ar užtarėją, tą gynėją ir mes būtent atlikdavom to skydo ir tos kempinės būtent funkciją. Ir mes kaip vaikas neturėjom to laikotarpio, mums reikėjo būti atsakingiems už tėvų emocinę būklę, ar ne, gal net ir fiziškai kažkaip užstoti mamą, ar ne, barnių tais metais, ar kažkaip sulaikyti tėtį nuo tų barnių, jeigu gilesnis ryšys su tėčiu. Tėti, davai, atšala mane, dar kažką ir pabūti tuo tokiu skydu tarp tėvų ir spręsti tėvų būtent problemas, santykių problemas, emocinės problemas, galvoti, strateguoti, kaip galima viso to išvengti, kaip galima tai pakeisti, kaip galima padėti ir tada patikėkite, esate labai žiauriai išsunktas, kai sugeri viską ir kartu esi dar toks bejėgis kaip vaikas, kad tu negali kartais, tu gali tik išklausyti, o negali kardinaliai kažko pakeisti. Gauniesi tokiuose emociniuose būtent spastuose. Tai dar būtent šitos asmenybės susiformuoja, kada mes stengiamės būti geri. Tai klausyti, įsiteikti, būti tais gerais mokiniais, gerais namie vaikais, visada suvalgau, visada mandagus, visada neprieštaraujantis, visada tas geras, tarsi norėdamas įrodyti, kad aš esu tikrai geras, arba norėdamas įrodyti, kad aš esu geriausias, arba tiesiog norėdamas nusipelnyti tos meilės, dėmesio, kada trūksta meilės ir dėmesio ir norisi būti tas pats geriausias vaikas, kad nors pagirtų, nors kelias sekundės įvertintų tai, kad tu esi geras. Ir
Šitą strategiją paskui mes ir naudojam staugia, tiesiogiai ją naudojam. Vis norim kažką įrodyti gyvenimui, kad mes tikrai esam pakankamai geros žmonės, užmirždami, kad mes esame unikalūs žmonės ir įrodymų nereikia. Taip pat, jeigu atsiranda šeimoje jaunesnių brolių sesių ir tėvai dirbantis, tai labai dažnai būna taip, kad reikia auklėti jaunesnius brolius sesės, juos prižiūrėti, juos akylai stebėti, juos auginti, juos auklėti. Tai tėvai duoda jum tokią pareigybę, lyg jūs tai privalo daryti. Vėliau neina paleisti to santykio su broliais sesiais ir neina atitaisyti to santykio, kad mes esam broliai sesės, kurie turėtų dalintis, peštis ar ne, džiaugtis laiku, dalintis paslaptimis, kovoti prieš tėvus, maištauti ar ne, arba kaip tik vienas kitą palaikyti, mes prarandam tą ryšį pabūti brolių sesių ir, kai sakoma, išėję saugusių gyvenime, mes ir toliau bandome vis dar auklėti tos brolius sesės jaunesnius ir aiškinti, kaip jiems ten gyventi, kaip padedamės jiems, paremiamės juos ir vis neišaugam iš to tėvų pozicijos būtent fono. Tai taip pat, kai sakoma, kai būnam atsakingi daleiskim už senelius, ar ne, jeigu seneliai kartu gyveno, jau seneliai, gal jais reikia pasirūpinti, gal jie sunkiai juda, jiems reikia kažkaip juos aprūpinti, paduoti, valgyti, gerti, tai taip pat įtakoja tai, kad mes prarandam tą laiką būti vaiku, nes tėvai tai mums duoda kaip pareigybę ir dar gauni velnių, jeigu kažko netlikai. Taip pat kada yra tėvai ūkiškai gyvenantis ir taip pat ten yra daugybė pareigų, kurias pirmiausia reikia padaryti, o tik tada gali eiti žaisti, tik tada gali eiti būti vaiku, o prieš tai kiaulės, vištos, daržai, šienai, bulvienojai su karalado vabalais, ar ne, visą tai turi tu ir privalai tu ir tėvai net sako, tai tavo pareiga, ar ne, tu privalai tai daryti ir nėra to laiko pabūti savimi, pabūti tuo vaiku, pabūti tam vaikiškam pasaulyje, nors mes, aišku, turim lakią fantaziją, netgi ir tada, kada dirbam privalomus tos darbus, įjungia fantaziją, mes mokam iš to išspausti ir tą malonumą pažaisti, padūkti, kas ne visada būna palaiminama iš tėvų, gauni velnių. Tai va. Ir tarp tų pareigų, tarp to viso, kas sakant, vaikiško tokio pasaulio išstumimo iš tavo gyvenimo, labai dažnai dar tėvai dėl kitų nuomonių, dėl dar kitų dalykų, jie labai dažnai stengiasi mus išmokinti, kaip reikia užslopinti save, kaip reikia užslopinti savo emocijas, nes viešoj vietoj negali rodyti emocijų, pykti negali, verkti negali, ar ne, tai yra nemandagu, tai yra nekultūringa, tai yra negražu ir nesvarbu, kad man dabar gal net ir fiziškai skauda, ne tik emociškai. Taip pat mes turime būti tuo, kuo nusprendė būti tėvai. Dažnai tėvai nejučiamis permeta savo neišpildytas svajonės mums. Pavyzdžiui, jie negalėjo lankyti šokio ar ten, nežinau, smuiko pamokų, gitaros pamokų ir tai verčia daryti mus, nors mes gal net su tas rytimi visiškai nesidomi. Taip pat nusprendžia už mus, kuo mes būsime užaugę, nors taip pat gal tai nesusijęs su mūsų pasauliu ir tas slopinimas, kad aš negaliu būti tuo, ko aš noriu, taip pat įtakoja, kad mes sugalvojame, kaip išgyventi, prisitaikom būti tais gerais, nematomais, ar ne. Ir einam tuo keliu, kurį mums sukūrė būtent tėvai. Nemokam išreikšti nuomonės, nemokam brėžti ribų, nemokam išreikšti savo emocijų ir jausmų, nemokam eiti į kompromisus. Visą tai būtent tokios strategijos dėka. Tai
būtent kada išgyveni va tokius laikotarpius savo vaikystėje, šitos vat elementus labai dažnai ir susikuria tos būtent kaukės. Stiprioji, aš pati, aš viską galiu ar ne, nes, nu, nesulaukiau vaikystėje tos pagalbos. Labai dažnai būtent ta prisitaikant. Aš nenoriu nuvilti tėvų, tai aš darysiu tai, kaip tėvai man liepia. Aš ta priklausomoji, kad aš tikrai padarysiu taip, kad jie man suteiks tos meilės, kurią aš taip noriu gauti, ar ne, kad jie, daleiskim, patrauks darbus į šoną ir suteiks man to džiaugsmo ir dėmesio. Ta gelbėtoja, kuri gelbsti tėvus, gelbsti brolius sesės, ta tobuloji, kuri, va, matai, be manęs tėvai nesusitvarko. Tai be manęs ir kiti nesusitvarkys. Per įvairias vietas susiformuoja mūsų būtent tos strategijos, mūsų kaukės su emocinėm dar strategijomis pykti, rėkti, verkti arba visiškai užslopinti tai, ką aš jaučiu. Ir žinoti yra žinoti, bet ką su visu šitu reikėtų daryti, tai reikėtų būtent gilintis, kur tos strategijos ir stengtis neveikiančias strategijas arba tas strategijas, kurios tiesiog kenkia santykiams ar ne, kur iš santykių išstumia kitus žmonės, kur nėra tų ribų ar ne, kad visą tai pataisyti, tiesiog reikia gilintis į būtent į tas strategijas ir išmokti, kaip tas strategijas, jeigu jos visiškai neveikiančios, tiesiog išvalyti ir kaip kitaip pasielgti, kad jaustumėmės gerai ir aplinkiniai žmonės taip pat jaustųsi gerai. Tai būtina analizė būtent tų išgyvenimo strategijų, tų įvairiausių kaukių ir ėjimas į save, į savęs pažinimo per vidinį gylį darbas. Kada mes pažįstame save, būtent per tą vidinį giluminį darbą, mes išmokstame nuimti kaukes ir priimti save. Savęs priėjimas, savęs tos tikrosios susipažindinimas, savo norų išgirdimas, būtent tai kelias į tą darną su savimi ir kūrimą tikrai geresnių ryšių su aplinka.